CTV LT. Čia niekas nejuokauja. Aš mokyklą baigiau ne taip seniai, tai dar turiu nemažai prisiminimų iš tų laikų ir vienas iš labiausiai įstrigusių dalykų, kurie būdavo mokyklai, tai būdavo visokios olimpiados. Matematikos, chemijos, anglų kalbos ir taip toliau, bet niekad nemačiau, kad kokia nors mokyklai ar kokiam nors rajone būtų rengiama tikybos olimpiada. Taigi tai yra toks geras dalykas, tai ten tiek užduočių galima padaryti, pavyzdžiui, atpažink šventąjį arba išrink popiežiui vardą, bet ne tik vardą, bet ir skaičius, pavyzdžiui, Benediktas XVI ir taip toliau. Ir aš įsivaizduoju, kad kaip turėtų atrodyti palaikymo komandos, tai žmonės sėdi skanduoja tikėk, 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 arba suk tą rožinį mažutį, suk tą rožinį, žinoma, prizas tai yra erškėčių vainikas. CTV LT.